Sveiki, praėjo jau viena diena po protesto dėl nekilnojamo turto visuotinio mokesčio. Biškai jau dabar galva nusiramino, perskaičiau viską, ką reikėjo ir galima buvo perskaityti. Visi reportažai, krūva nuotraukų, yra video medžiagos nemažai internete. Galima daryti kažkokias išvadas. Sąžiningai važiavau šitą renginį pasižiūrėti, kaip pavyks, ar žmonės atsibunda, ar iš vis ar įmanoma, netgi tose klausimuose, tais klausimais, kur liktais visi sutarėm, krūva nepatenkinti tuo nekilnojamo turto visuotiniu mokesčiu, bet buvo įdomu, kas pakils nuo sofos, ar bus tik tie, kurie reguliariai eina visus šitos protestus, yra tikrai dalis tokių, kurie protestuoja prieš bet ką, bet lygiai taip pat krūvai Vilniečių tas grėsia, šitas mokestis ir ar tikrai praslysta šitas paaiškinimas, kad pinigai, kurie bus surinkti už kaip nekilnojamo turto mokestis, kad jie bus skirti gynybai. Šitą pasaką mums seka dabartiniai valdantieji, nors įstatymo projekte, kuris yra pateiktas, yra parašyta, kad iš esmės šitas mokestis keliaus kaip ir infrastruktūrinės į savivaldybės biudžetus. Reiškia, kokiu būdu jisai turėtų patekti į gynybinį fondą, aš nežinau. To nieks kaip ir nesugeba paaiškinti iš politikų. Žurnalistai nežinau kodėl, ar trūksta kompetencijos, ar nedrįsta, bet tiesiog negali paimti ir labai atvirų tekstų pasiklausti irgi politikų, kurios kad kviečiasi į studiją arba kalbina kažkur Seime. Tai kažkoks absurdo teatras. Dabar gaunasi, kad neva tie, kurie protestuoja prieš nekilnojamo turto mokestį, nepalaiko įplaukų į gynybą. Tai toks absurdas, nes jis net neplanuojamas, kad jis bus skirtas gynybai. Tai vienas momentas ir dėl to naudoti šitą argumento, kad ten visi susirinkę yra kažkokie vatnikai, kolaborantai ir nenorintis ginti Lietuvos, aš manau, kad šita prielaida tikrai yra neteisinga. Tai vat, reziumė. Aš manau, kad renginys pavyko. Buvau maloniai nustebęs, kad žmonių yra daugiau negu aš, pavyzdžiui, planau, kad ten bus. Aš galvojau, kad kad kai kurie žmonės, kurie turi tokį lipduką radikalų arba, norėjau sakyti, nevienareikšmiškai vertiname, bet čia visi mes nevienareikšmiškai vertiname, lygiai taip pat ir aš. Tai kažkam patinku, kažkam labai nepatinku. Taip, kad čia viskas yra su normalu. Jeigu žmogus vienareikšmiškai vertinamas, tai kažkas turbūt su juo negerai arba tai yra kažkoks stiprus PR-as. Tai va, bet kai kurių žmonių palaikymas, aš sąžininkai galvoju, kad atbaidys tokius Vilniečius. Galbūt taip ir įvyko. Galbūt kai kurie ir nevažiavo į renginį, nes pamatė, kurie žmonės kviečia į renginį. Pas mus Lietuvoje yra dar tokia kultūra, dėja, kad dar žiūri, kas organizuoja renginį. Iš vienos pusės, kaip jau suprantu, nes nenorėčiau kažkaip sudalyvauti ten, kur paskui negražiai kvepėsi po to, bet iš kitos pusės, tai jeigu niekas neorganizuoja, ir pavyzdžiui dabar atsirado tas Šimaitis, iš esmės žmogus vos ne vienas, bent jau oficialiai kažkur buvo jisai tik tai matomas, nors jisai paskui dėkojo ir kažkai savo komandai, ir kad jam daug kas padėjo, bet tų žmonių mes nematėm, realiai matėm vieną front face'ą, yra vienas žmogus atstovėjo ir jis organizavo ir tas renginys buvo tikrai pakankamai masiškas. Apie tai dar norėsiu pasikalbėti, bet tikrai buvo ir scena, ir ekranai, per kuriuos transliavo video, ir garsas buvo toks, kad girdėjosi iš toli, tikrai galėjai girdėti, būdamas net Gedimino prospekte, ką jie ten kalba nuo paminklo, nuo valdovų rūmų. Tai tikrai viskas buvo puiku. Dabar dėl tų žmonių. Irgi tokia keista tendencija, kad jeigu vyksta koks nors, nenoriu minėti, nes paskui vėl sakys, kad kažką tempiu prie kitos versijos, bet yra visokių paradų ir renginių, kur mums tyčia padidina skaičių, nors tam esi ir gali vos ne ant pirštų suskaičiuoti. Iš kitos pusės dabar šį renginį, kai skaitai, kiek žmonių jame dalyvavo, tai tokie skaičiai atvirkščiai tyčia yra labai kuklus. Taip aš girdėjau, kad policija tikėjosi apie 5000, kad jie sulauks visokių dalyvių, nes buvo ir autobusų ir Žemaitijos nemažai netgi, tai žmonės nepatingėjo ir atvažiavo per visą Lietuvą, o Vilniečių aš norėjau, kad būtų buvę daugiau.
Bet ne apie tai. Man atrodo, kad buvo daug, bet vat, visa žiniasklaida pasigavo tą, kad policija tikėjosi, kad bus 5000 ir vat, jie visi ir transliavo, kad buvo iki 5000, 4-5000. Netgi toks Černiauskas, kuris turi lengvatiniam sąlygom patalpas prie pat katedros, ten jie taip jau išsimušė, kad jų visas šitas pastatas lengvatiniam sąlygom gauna iš savivaldybės patalpas, tai vadinasi iš balkoniuko vėl parinko momentą, nufotografavo, kai buvo mažiau žmonių ir juokėsi vėl. Ir dar 600-700 durnelių juokėsi iš to, kad neva buvo mažai susirinkę. Bet tai, kas norėjo įsitikinti, galėjo net ir pasijuokti iš to, bet ateiti reikėjo į tą renginį ir pamatyti, kiek ten yra žmonių. Tai man irgi pasidarė įdomu, tai kiek ten visgi buvo tų žmonių, sugalvojau užpakankinti dirbtinį intelektą. Čia mokamą versiją turiu, tai toks, nežinau, kuo mus gudresnis už nemokamą, bet tiesiog pakankamai neretai aš klausinėjau tai, ko man reikia pasiklausti. Nu ir paklausiu, tai kaip, ar gali iš nuotraukos nustatyti, kiek dalyvavo žmonių. Tai gavau atsakymą, kad jeigu būtų nuotrauka iš dronų, tai tiesiog tada pakankamai tiksliai galima apskaičiuoti, nes ypač tų žymių aikščių tai yra labai aiškus išmatavimai. Tada paskenuojam, kiek maždaug žmonių yra ant kvadratiniam metrui ir galima daryti pakankamai tikslios prognozės, tikslius skaičiavimus, kiekgi ten buvo visgi žmonių. Iš dronų nuotraukos aš neradau, bet kadangi nuotraukų tikrai pilnas Facebookas bent jau padaryta žmonių ir video yra ir nuotraukų, tai aš įmečiau kelias, pasistengiau tokias objektyves, kad matytųsi pakankamai didelis plotas ir žiūrėkite, ką atsakė man dirbtinis intelektas. Rašo taip, reiškia, dabar, kai matau daugiau vaizdų iš skirtingų kampų, galiu patikslinti. Matosi, kad užpildyta beveik visa pagrindinė katedros aikštė iki pat varpinės bokšto. Žmonės stovi gana tankiai, ypač arčiau scenos ir katedros pastato. Tankumas atrodo vidutinis iki aukšto, apie 2,5-3 žmonės į 1 kvadratinį metrą artimiausiose vietose. Atsižvelgiant į tai, kad katedros aikštės aktyviai naudojamas plotas mitingams yra apie 6-8 tūkstančių kvadratinių metrų, priklausomai nuo renginio konfiguracijos, jei stovi apie 2,5 žmogaus į kvadratinį metrą, tai duoda apie 15 tūkstančių-20 tūkstančių žmonių, jei būtų užpildyta visa aikštė, bet realiai užpildyta ne 100%, nes kraštai prie pat varpinės ir pakraščiuose laisvesni. Taigi išnaudota apie 60-70% aikštės. Todėl pagal naujas nuotraukas realus dalyvių skaičius yra apie 8-11 tūkstančiai žmonių. Apibendrinimą pateikė tas pats dirbtinis intelektas. Tai yra tikrai daugiau negu 4-5 tūkstančiai, kaip sakė policija. Tikėtinas realus skaičius yra apie 9-10 tūkstančiai žmonių. Tai čia tiek, kiek iš mano nuotraukų. Jau po šituo mano Facebook postų, kuris pakankamai populiarus, 750 laikų, 80 žmonių pasidalino. Laikai, patiktukai, gal lietuviškai reikia sakyti. Pradėjau dar rodyti nuotraukas, kad ten ne tik šalia katedros ir užkampiuose irgi stovėjo pakankamai žmonės ir aš manau, kad šitie skaičiai galėtų būti dar didesni. Tai kokiu tikslu yra mažinamas tas dalyvavimas, parodyti, kad kažkokie, nežinau, nepopuliaru pas mus protestuoti prieš valdžią, man tai atvirkščiai yra, atrodo labai normalu, kad žmonės, jeigu yra nepatenkinti, renkasi taikų mitingą, parodyti, kad jie yra nesutinka su tam tikrais valdžios sprendimais. Jeigu dar sugebėtų normaliai argumentuoti, iš jūsų yra puiku. Taip, man irgi gal ne visi patiko pranešėjai nuo scenos. Taip, man nepatiko, kad buvo kalbėta ne tik apie nekilnojamo turto mokestį, o dar krūva kitų temų buvo paliesta, kas leidžia oponentam dabar pasakyti, kad čia gal ne tik apie NT mokestį buvo kalbėta. Tai aš galbūt šiek tiek daryčiau toliau, bet ką čia daryčiau, reikėjo imti ir daryti. O visgi dabar žmogus ėmė ir padarė. Padarė ir aš dar kartą pasikartosiu, manau, kad visai vykusiai šitas renginys praėjo. Tai tokia mano refleksija po vakar dienos mitingo. Ir ačiū, kad mane žiūrite. Spauskite like, spauskite prenumeruoti kanalą. Jeigu dar nuspręsite ir paremti partiją, iš jūsų yra puiku. O dabar sakau, iki kitų kartų.